Nu ką, kiek pavėluotas 400 km reportažas. Labai tikiuosi per vėją girdisi. Tai vakar diena buvo, sakyčiau, sėkminga. Buvo po pietų toks sunkus epizodas, kai pradėjo kelius skaudėti, nes per 100 km gavom 2 km sukilimo. Ir dar, aišku, per visokius miško kelius, tai tas tikrai labai jaučiasi. Jau net pirštus skauda nuo pavarų junginėjimo. Paskui nuo 6 iki 11 buvo toks lengvas minimas, judėjimas į priekį. Negalėjau spausti, bet taip pat jaučiau, kad lėčiau minant neskauda, tai viskas okei. Naktį išsimasažavau, pasitepu be Tiger Balmų ir viskas kaip ir šiandien susitvarkė. Aišku, dabar davė lygesnių kelių. Kas yra faina, nes tie 100 km buvo turbūt vienas sunkiausių Estijos etape. O dabar bandau pasiekti Valgą iki kol lietus ateis. Nu ir šiaip man baiginėjasi ir baterija, ir maistas, ir vanduo, ir turbūt tenai pasidėsiu 2 valandas, 3 valandas. O paskui minsiu per lietų, taip išeina. Dar nežinau, ką su lietum daryti, nes noriu išsėdėti, bet šlapti irgi pavojinga, kad peršalsiu. Bet įrangą turiu, tai reikia išbandyti, ne? Tiesiog ignoruoti, kad lietus ateina ir kol yra jėgų varyti. O, kaip gražu. Vakar antroj pusėj biškį palenktyniavau, nes buvo tas vėlyvus mano rytas. Tai šiek tiek susiparnau, kad lėtas esu. Sakiau, reikia pamalt kojytėm be pertraukų. Tai tą ir dariau. Sutrumpinau miegą valandą 2. Šį kartą nei dalies rutinos nedariau nei ryte, nei vakare. Tik pačius svarbiausius dalykėlius. Tai svarbiausia, palapinė ir mankšta ir sumuštiniai. Čia įdomus dalykas. Labas! Ateik! Ką man su juo reiks daryti, kai man tam važiuoti reikia? Vilkas. Iš kur jis čia atbėgęs? Nu gaudom jį tada. Bėg, aš tai ateinu. Oponentai iš priekio ir galo pačiam priekį labai varo. Už manęs keli žmonės irgi, žinau, labai varo, nemiega naktimis. O čia mūsų viduriukas, tas aukso pusė yra tokių jau visai brandžių kolegų, su kuriais iki finišo ir važiuosim greičiausiai, jeigu kažkas jam neatsitiks įrangai ar kūnui. Nu, toks sveikas tempas. Bet šiaip neatsimenu, ar sakiau ar ne, bet visi šiais metais labai stiprus. Vidurkis didesnis negu įprastose hidrose, kaip suprantu. Tai šiemet atsisijojo. Tokie stipresni kažkaip gavosi. Nu ir šiandien 3 diena. Ta diena, kai visi iškrenta dėl kelių ir visko. Žiūrėsim, ar jiems pavyks pasiekti Valgą. Nes vis tiek čia Kontas ten dažniausiai sprendimai priimami. Keli žmonės ir iš priekio atsirašė. Cituodami, kad labai daug techninio važiavimo ir sukilimų. Girdžiu ir iš galo, kad visiems keliai lūžta, braška, traška. Nu, šiandien su 5 valandom dar kažkiek tai tempiu. Keliai turbūt irgi kažkada šiandien pradės skaudėti. Bet, nežinau, iš tikrųjų niekad neturėjau ilgesnės pertraukos negu valandą. Dabar bus pirmas kartas. Baterijos tuščios. Pasikroviau GPS-ą, trackerį ir baterija mano visas valgė. Dabar ir telefonas miršta. Tai turiu greitai varyti keliasdešimt kilometrų. O šiaip labai įdomus efektas flashback iš praeitos hidros, kai visas pavargęs važiavau su haliucinacijom ir visko. O šiandien taip lengvai viskas. Tai žodžiu, žmonės tiesiog ilsėkitės, nevarykit. Mažai pertraukų, daug miego
ir lėtas tempas. Tas šuo vis dar bėga. Jau gal kilometrą numyniau išgazdinęs. Bėga. Už krūmų. Bėga vargšiukas, blemba, ką daryti, aš jį išgazdinsiu dabar. Aplenkiau jį. Jis 3 kilometrus nubėgo vargšiukas šuo. Neturi jie tiek bėgioti. Kažkoks bailus, kažkur bėga, nesuprasiu. Abba, hello. Situacija tokia. Tik lyjo valandą įvažiavau į pelkes ir patingiau užsidėti kelnes. Tai važiuodamas pro visus pelkės krūmus surinkau visą drėgmę ir visą vandenį. Batai kiaurai šlapi, ko aš negalvojau, kad bus. Galvojau, bus biški šlapi. Negalvojau, kad bus vandens balos viduj. Nes niekad taip nevažiavau. Tai kažką išmokau šiandien naujo, bet temperatūra taip pat nukrito iki 12. Kas reiškia, kad yra didelė peršalimo tikimybė. Esu kažkokiam šūdnam kaimeliui, kuriam nėra netgi tualeto viešo, restorano jokio. Bet Valmiera už 40 km. Persirengiau į sausus drabužius, kuriuos turiu, bet kitos kojinės irgi šlapios. Visos kojinės šlapios, kitaip tariant. Tai išgyvenimo žaidimas bus miegot bandant. Bet, dabar mano problema yra išsidžiovint visus drabužius, kas nėra labai sudėtinga. Tiesiog reikia surasti ar Hesburgerį, ar degalinę, kur būtų tas vėdinimo aparatas. Ir tada visą šitą imti ir džiovinti. Čia visokias blauzdinės, kojinės, pirštinės. Mano viršus yra sausas, nes turėjau lietaus striukę. Yra dar kelių pašiltukai, visi šlapi. Ir jo, visai realiai mano pačia šlapia. Tai jeigu ir toliau taip minsiu, tai tikrai peršalsiu. Tai jeigu išspręsiu greitai, tai dar turėtų būti tvarkoj. Bet diena jau eina į galą, numyniau mažai. Aišku, visi irgi pristabdė. Dabar neapsimoka tai priminti, nes bus 1 balas ir sunkus reljefas. Tai štiena bus lėtesnė, bet iki sekmadienio, jeigu nesusirgsiu, tai rodo saulutė. Labiau pažįstami maršrutai. Šiaip labai smagu minti, yra labai gera nuotaika, jeigu leidžia minti. Tai labai tikiuosi kūnas nepils ir galėsiu tęsti kelionę. Bet šiandien turbūt jau nesitaškysiu, nes turiu kitą misiją. Va toks stiliukas. Čia džiūna kilogramą šlapių drabužių ir ne taip ir blogai. Sulytė kartais išlenda, kaip nors išgyvensiu. Bet galėjo baigtis daug blogiau. Labai tikiuosi ir to neatsikeltą su skaudančia gerkle. Labas. Kroč, visiškai nerūpi. Žino, kad upė yra tarp mūsų ir visiškai čia. Visiškai čia. Miestietiškas briedžiukas, elniukas. Na, drąsuoli. Ką tu? Ką čia žiūri? O tai ką? Pasidarom pirtį. Viskas šlapia. Including these. Pabuvau Hesburgerio. Tūlikė 1 valandą, pasidžiovinau daiktus. Batai pusiausausi, kojinės pusiausausos.
Kelių šildytuvai. Sausi. Visas viršus sausas. Lietaus drabužiai sausi, žodžiu. Porą dalykų, tik tai liko dar tokių, kurias čia aš sukabinęs. Ir labai nusivylęs esu savo šiandienos progresu, nes buvo ne pati sunkiausia diena, o kilometrų net 200 nėra. Visi mane aplenkė. Žodžiu, kitiems sekėsi geriau negu man, bet tuo pačiu save raminu, nes prisimenu, kodėl aš taip lėtai važiavau, todėl kad keliai pailsėtų. Mano tikslas buvo valgiau pailsėti, duoti keliam tikrai savo laiko. Ir iš tiesų, dabar galiu minti stipriau. Jo. O kitas dalykas, tai ta pelkė po lietaus. Nu ir pats patekimas į lietų. Į tokį dušo tipo lietų. Tai, jeigu aš nebūčiau užsidžiovinęs įrangos, tos papildomos valandos skyręs, tai tikrai būčiau peršalęs. Turbūt net garantuoju. Nes, miegui neturėčiau kojinių, miegui neturėčiau ant kelių. Sulikusis drabužiai šalta. 9 laipsniai naktį. Taip pat primena Pauliaus patarimas starte, kad kai yra lietus, nesitikėti, kad greitis bus toks pats, kaip paprastom dienom be lietaus, be šlapio maršruto ir taip toliau. Šiandien dar pavažiuosiu porą valandų, miegosiu mažiau, nes tiesiog nereikia poilsio, jaučiuosi super ir bandysiu vytis, bandysiu pasiekti Rygą. Lyja. Nesimato, bet lyja. Šalta naktis buvo, 4 laipsniai. Iš kažkur tiesiog. Išsmiegau 5 valandas, kaip ir anksčiau. Paskutinę minutėm ten galvojau, ar 5 keltis, ar 6. Atsikėliau 6. Visi mane pasivijo, bet man svarbiausia, kad aš jaučiuosi gerai ir šiandien nusprendžiau minti tiesiog kuo ilgiau, kuo daugiau. Tik dėja lietukas trukdo. O dabar kaip tik visokius kalnus. Galbūt ir gerai nuo vadų tas lietus, nes kai lyja vadų mažiau. Bet nesinori ir kiaurai permirkti antrą kartą. Reikia pasiekti Rygą šiandien. Reikia sutvarkyti stipiną lūžusį. Aš iš dalies galvojau, kad gal tiek to. Bet, būtų išmintingiau pasitvarkyti tą stipiną, nes dar laukia 1000 kilometrų. Tai nuotaikos pakilęs, podcastai į trasą, dabar laukia Gaujos parkas lygtais, daug sukilimo, daug visko. Įranga dar nepaveda, kūnas nepaveda, kavos išgėriu ir šaunu į priekį. Leiskit spėsiu, reiks įlipt. Atrodo ne, atrodo kitai pusėj, bet tai grožiai. Net negaila, kad išsukau iš maršruto. Wow, seniukai. Kaip šita vieta atsispaudimams tiks? Man atrodo tiks. Šitą tai nesitikėjau. Statumas laiptų, kad reikėtų tašes nuimti, jeigu neliftinį džymę. Aš čia biškį kvailai darau, kad bandau visą savo vienu įpu. Šiaip tikrai protingiau būtų nusimti ir užnešti atskirai dalį daiktų. Galvau, tokių nebūna. Esburgerėje. Dviratis saugomas. Prietaisai saugomi. Padariau visai daug progreso. Čia su Rygoj. Į parduotuvę nespėjau iki darbo laiko, nes 7 uždarė. Tai teks važiuoti iki Vilniaus. Stiprinu, gal daugiau nelauž, bet iš dalies ir gal net nelabai noriu ten kažko taisyti, nes dabar sistema rato visą puikiai sklandžiai veikia. Porta vieną stiprina,
o ten tubeless reikėtų viską perdaryti iš naujo. Tai gal ir nieko tokio. Praktiškai nestojau nuo 7 ryto, nežinau. Nuo 8 ryto, kai aš geriau kavos, taip ir nestojau. 12 valandų ir nestojau. Tai jaučiasi, sveikata jaučiasi. Bet taip pat jaučiasi ir žemėlapyje. Prisivijau šiek tiek priekinius, tuoj checkpointas bus. Saulėto laiko daug išnaudota. Orai geri, maršrutai linksmi. Biški jaučiasi dabar toks, nežinau, pykinimas, galbūt nepakankamai valgiau, galbūt tiesiog nuovargis. Pradėjo gerklės skaudėti, tai čia spėjau nuo vakar lietaus. Tai va dabar arbatėlės pasidarysiu. Turiu dar pastilių, tikiuosi praeis. Ši naktis tikrai bus sausesnė, šiltesnė negu vakar 4 laipsnių naktis, tai labai tikiuosi, kad neišsivystys į kažką rimtesnio. Šiaip čia vat Hesburgerį šilta, tai irgi. Visą dieną buvo šilta irgi, tai nematau, kodėl turėčiau susirgti. Bet reikės vitaminą 2 dozę šaltą. Nu ką, nuvalgyti ir siekti checkpointą. Ryga. Nu va, pavalgiau, susitvarkiau, palsėjau. Grandinę susitepiau ir nusipirkau rankų kremą, nes vis žaizdos atsiranda, rankos sausos, bet ką užkliudai ant vairo ir jau žaizda, jau kraujas. Tai rankų kremą nusipirkau stipraus, brangaus, tikiuosi bus gerai. Dar gavosi kompaktišką nusipirkti, tai bus ultralight sprendimas. Liko 30 km iki antro punkto. Jaučiuosi energingas, tai pasieksiu, pavalgysiu ir miegoti.